Pabėgėliai ilgai gydosi savo sielos žaizdas. Dėl patirtų karo baisumų dažnas kenčia nuo potrauminio streso sindromo, depresijos, nerimo sutrikimų. Paūmėti gali ir egzistuojančios psichinės ligos. Šios psichologinės traumos gali pasireikšti netikėčiausiais momentais, kartais visai nesusijusios situacijos gali tapti emociniais dirgikliais. Savanoriai, glaudžiai dirbantys su pabėgėliais, gali susidurti su pastarųjų emociniais proveržiais. Taip pat jie gali tapti liudininkais pabėgėlių praeities ar dabarties traumų. Pabėgėliai gali pasipasakoti apie savo išgyvenimus, patirtis savanoriams, atsiverti, papasakoti apie netektis. Tokiais atvejais geriausia, ką galima padaryti, tai pademonstruoti empatiją. Pasistengti pastatyti save į kito vietą ir įsivaizduoti, kaip jis jaučiasi. Arba pabandyti prisiminti, kaip mes patys jautėmės panašioje situacijoje, jeigu yra tekę kažką panašaus patirti. Pravartu atminti, kad tokiose situacijose svarbiausia ne tai, ką pasakyti, o užmegzti tarpusavio ryšį, paremtą pasitikėjimu ir draugiškumu. Todėl negalvokite, ką naudingo pasakyti ar patarti, o leiskite suprasti, kad jums rūpi, kad jis nėra vienišas. Stenkitės negailėtis pabėgėlio, o įsijausti jo išgyvenimus. Būtent įsijautimas, empatija stiprina tarpusavio ryšius, kai tuo tarpu gailestis nutolina, atšaldo santykius ir palieka žmogų vienišų savo jausmuose. Tai visgi, kas tai yra empatija? Empatija visų pirma yra įsijautimas. Stengiamas įsijausti į kito žmogaus požiūrį, pripažįstama, kad tai yra jo tiesa, nors ji gali nesutapti su jūsiške ar universalia tiesa. Neteisimas. Neteisiama nei asmens, nei situacijos. Susilaikoma nuo tokių pareiškimų kaip tai baisu arba neįtikėtina, kad taip atsitiko. Ir panašiai. Niekada nežinome, kas įtakojo situaciją ar kaip ji išsirutulios. Jausmų įvardinimas. Siekiama atpažinti ir įvardinti kito žmogaus jausmus, stengiantis atrasti savyje panašias patirtis ar išgyvenimus. Vidinė būsena. Sutelkiamas dėmesys į asmens vidinę būseną, o nebūtinai į konkrečius veiksmus ar žodžius. Empatija per tarpusavio ryšį leidžia suvokti, kad jis nėra vienintelis, kuris taip jaučiasi. Empatijos priešingybė yra gailestis. Gailėtis yra paprasčiau, nes pakanka tiesiog apgailestauti dėl to, kas įvyko. Pirmiausia, tai yra kalbos nukreipimas. Stengiamasi atvirkščiai nei empatijos atveju nekalbėti apie jausmus ir nukreipti temą kita linkme. Problemos nuvertinimas. Situacijos ir jausmų sumenkinimas dažniausiai prasideda žodžiais, bet užtat tu patarinėjimas. Stengiamasi žūtbūt pasiūlyti sprendimo būdą. Gelbėtojo pozicijos prisiėmimas, kas reiškia, kad kitas asmuo tampa auka. Atsiribojimas nuo jausmų. Nesuprantama ir nesiekiama suprasti, kaip jaučiasi kitas žmogus. Gailestis verčia žmogų jaustis vienišu savo patirtyje, tarsi tai, kas nutiko jam, daugiau niekam kitam nepasitaikė. Atpažinti ir įvardinti, kaip žmogus jaučiasi. Pavyzdžiui, tau ko gero buvo labai baisu tada tiesa, arba kitas pavyzdys. Turėtų būti skaudu tai girdint. Arba dar paskutinis pavyzdys. Matau tavo nusivylimą.
ir taip toliau. Jei nežinome, ką pasakyti, būkime atviri. Pavyzdžiui, net nežinau, ką galėčiau tau pasakyti, bet džiaugiuosi, kad pasidalinai su manimi. Arba dar vienas pavyzdys. Nuoširdžiai dėkoju tau už pasitikėjimą. Tu nesi vienas. Arba esu pasirengęs tave išklausyti. Ir taip toliau. Priimkime jausmus, atspindėkime situaciją. Pavyzdžiui, matau, kaip tau tai yra svarbu. Šitas atsitikimas tau sužadino prisiminimus. Pasiūlykime pagalbą ir petį. Pavyzdžiui, esu čia, kad tave išklausyčiau ir tau padėčiau. Ką galėčiau padaryti, kad jaustumėsi geriau? Parodykime, kad mums rūpi. Pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad man atsivėrei. Man labai svarbus tavo pasitikėjimas. Aš labai noriu, kad tavo situacija pasikeistų į gerą.